yra vienas dalykas, ką esu pastebėjęs iš bendros praktikos, ar gali pakenkti valymo įrenginiui, jeigu yra ilgą laiką neišleidžiamas vanduo, ar ne, nuotekos iš namų. Šaltuoju metų laiku tas nieko nekeičia praktiškai, bet kada yra šilta, kada yra aukšta temperatūra, vanduo garuoja. Tai išgaravus vandeniu iš biologinio valymo įrenginio atsiveria aeracinės zonos, kurios negali paimti vandens ir jį nukreipti į kitą aeracinę zoną. Tai to pasekoje atsiranda nebestabilumas valymo įrenginys su bakterija ir panašiai. Tai tikrai gali pakenkti, bet tai turėtų praeiti mažiausiai 2-3 mėnesiai prie pliusinės temperatūros. Labai retas atvejis būna, bet pasitaiko. Žiemą ne. Pakuokit be rūpesčių dovanas, ruoškitės kalėdiniam laikotarpiui, bučiuokit visiems žandukus, sveikinkitės visi su visais ir džiaugtės turėdami puikius, nuostabius biologinius valymo įrenginius. Ir aišku, mūsų nuostabias paslaugas.